knygelę esu parašęs tokį, kelis tokius sakymus, kad Valdemaras Kultūras ir Vaidotas Daunys yra mūsų Dionysas ir mūsų Apolonas, su visu tragikomizmu, mūsų tragikomizmu. Vaidotas Daunys man labai svarbus yra. Suprantate, kad jis turbūt yra tas Apolonas, mano šis kaip poeto atsiradimui lietuvių kalboje. Iš apskritai tos apoloniškos linijos lietuvių kultūrai, lietuvių poezijai labai, lietuvių literatūrai labai stinga šiuo metu. Iš tikrųjų ateina, sakykime, Maironį, ar jau minėtą Putiną ir kažkur ties Daunių nenutrūksta. Taip jau išeina. O dabar dominuoja labiau Dionysas, nes Dionysas nebeirintis alkoholio prieigos dar. Kraupiau mūsų literatūrai. Manęs prašė Raimonda, kad nors ir pašnekėčiau, tai aš netaip pasakyčiau. Nežinau, ką čia pasakyti, turbūt, nes kažkaip apie Vaidotą norisi kalbėti man labai šviesiai. Ir kažkaip prisiminti tokius asmeninius dalykus. Ir gana žiaurius raštus 29 dieną Liepos 95 metų. Turbūt tai buvo 30-oji diena, kada mano tėvas atėjo manęs ieškoti, jis niekas negalėjo surasti, o Vaidotas žuvo 29 dieną. Mes su tėvu nebesikalbėjom tada, jau nesikalbėjom gal 10 metų. Aš gyvenau sodo namelį, 30 dieną jis atėjo ir mes valandą kalbėjomės Vaidoto žūties akivaizdoje apie gyvenimą. Vienas įsimintiniausių mano gyvenimo pokalbių. Mano tėvo vardas taip pat Vaidotas. Sutapo šitie dalykai. Po to aš stovėjau prie Vaidoto karsto ir galvojau, štai žmogus guli karste, kokia likimo ironija, turėjęs tiek planų, tiek idėjų, taip reikalingas mūsų literatūrai, mūsų kultūrai ir tokiais stipriais nuostabiais dalykais. O aš vedantų, gyvenantis vieną savaitę, kiekvieną savaitę gyvenu, galvodamas, kad jeigu Raimonda ir dabar lygiai vardai, jeigu Raimonda praeitą savaitę būtų paskambinusi, tai aš nežinočiau, kaip ką jai atsakyti, nes štai jau gyvenau tokį amžių, kažkaip tą vieną savaitę, bet tiek dantys man mano šaventystė. Bet irgi tas mūsų tragikomizmas tame visame yra. Ir ką, mama tvarkė dabar prieš kelis metus butą, atsigavusi po tėvo mirties. Ir atrado mano pirmosios knygelės būsimosios rankraščius su Vaidoto Daunio komentarais. Prie kiekvieno mano eilėraščio buvo Vaidoto raštų ir dabar tai yra parašyti komentarai aukščiausio lygio.
Jeigu nebūtų tai apie mane, tai atiduočiau į institutą, bet kada nors taip ir padarysiu, tai prasidėjau vis tiek esu pažadėjęs, kad padarysiu, nes tai svarbus dokumentas, kaip Laidotas žiūrėjo į kažkokius pradedančiuosius poetus ir kaip jam viso tokie dalykai rūpėjo. Dabar aš perskaitysiu porą Laidoto eilėraščių. Mano giliu įsitikinimu, tai vieni gražiausių lietuvių poezijos 20 amžiaus pabaigos eilėraščių. Sakau ne dėl to, kad esu čionais dabar Laidoto minėjime, sakau sau ir dažnai. Tai pirmas eilėraštis, kurį perskaitysiu, jisai turbūt skirtas Raimondai. Manau, kad tikrai tai, nes tai yra meilės eilėraštis. Pasakyta, tėvus vaikai paliks ir žodis klausis prie žodžių. Virštels durys prieglaudoj gruodžio snigs. Kai miestas, kurį tau parodžiau, nuo beginklių žiemos kalnų, mes nubusim po jos sparnu, vieniši, tarsi įkalčiai grožio, štai vienatvės skaitmuo gyvenu. Ryto proveržas štai susiranda mudu du, vieną gailesčio randą ant nakties rašmenų, o per kambario tuštumą brenda, tai kas grįžti sutiks, versis duris, už durų snigs, snigs kaip andai. Ir kitas eilėraštis, langas 2. Aišku, iš to matyti, kad jis taip parašytas yra Sirvydo gatvėj, kur buvo tarp Rangų, Rangos būstinė. Ir vaizdas tiesiog per langą į pašto pusę. Tokius eilėraščius rašyti sudėtingiausia, atrodo, jie paprasti yra, nėra čia didelės filosofijos juose, bet tikėkit manim, tai yra pats aukščiausias pilotažas parašyti tokį eilėraštį. Gėlė, jos tėvynė šiltoji toli, Jėzus mirštant kryžiaus, tai smulkelis, palangė, atspindžiai iš anapus, naktis, šviečia langai, pamatiniame Vilniaus pašte. Žmonės nebylus, visuomet juos matydavau, o kai jie rašydavo laiškus, vienas žodis būdavo mano. Aš irgi rašau laiškus, eilėraščius. Galiu pasakyti Laidotui, kiekvienam mano eilėraštį tikrai yra vienas žodis tavo. Ir kažkaip Laidotas man sakydavo, kad parašyk, ar tu gali parašyti sonetą. Aš tą sonetą ir parašiau. Legenda sako, kad per keliolika minučių jam atnešiau. Bet turbūt tai buvo ilgiau. Ir vis dėlto aš neskaitysiu. Aš paskaitysiu sonetą savo parašytą po 20 metų po to, kai rašiau aną sonetą. Ir tai bus šiek tiek tokia ataskaita Laidotui, ką aš. Nes bet Raimonda mane čia pakvietė, aš manau, kad vis dėlto vylėsi Laidotas, kad iš manęs gal kas nors išeisi, gal aš tuos lūkesčius šiek tiek gal patvirtinu. Ir galvoju, koks turėtų būti sonetas. Žinoma, kad sonetą turėtų būti Vilnius
Martynas Maironis. Veikiau ne rūmais, bet augmenija, kiek iš žmogaus, tiek pat iš sutvėrėjo. Kreivą turėjom apraizgė, bet ne ją, nupirkdamas mane, išsidairėjo kažkoks barokas, kaukolė, kirbės, ten kirminai, bet kol dar mintys kirba, prapijau laiką, išlošiau erdvės, daugiau tingėjau, bet šitą ir dirbau, tąsiau kol jaunas parakių maišus, inteligentams gal panašus, labiau į bomžą, į inteligentą, turbūt tik bomžams. Šiaip ar taip rašiau, nes Dievas čia yra. Ir nerašiau, nes jo nėra. Taip mudviejų gyvena. Ačiū.